man buvo 20 metų, aš važiavau į Daniją antram sezonui užsidirbti pinigų automobiliui. Ir puikiai atsimenu, kaip ten man sekėsi ir visą tą dalyką atsimenu su šypsena, nes ten dirbau belenkiek. Dirbau po 18 valandų praktiškai kiekvieną dieną non-stop, net ir savaitgaliais. Atsimenu, atsikeldavau maždaug 4 ryto. Top of the hour, time for the morning news. But of course there is no news yet. Everyone's still asleep in their comfy bed. Good night, everybody. Oh. Ir eidavau skint pomidorų. Dar atsimenu praktiškai net nematai tu, ar tas pomidoras raudonas, ar jisai žalias. Ir eidavau anksčiau tam, kad aš greičiau susiskinčiau savo pomidorus, kad eičiau kažkieno kito pomidorų skinti papildomai. Ir skindavau maždaug iki kokios 2 valandos, plius minus. Tada greitai grįždavau namo, užvalgydavau ką galiu ir eidavau miegot. Užmigdavau valandą, 2 pusvalandį, nesvarbu kiek, svarbu, kad tiesiog numigčiau. Numigdavau, atsikeldavau, eidavau pasportuot, greitai pasportuodavau, pavalgydavau ir tada varydavau atgal į šiltnamius, užsidirbinėti papildomai pinigų, purkšti šiltnamius chemiją. Ir atsimenu, praktiškai kiekvieną dieną aš grįždavau naktį, išeidavau naktį ir grįždavau naktį. Grįždavau kokią 10 valandą ir atsimenu, tie vyrai, su kuriais kartu dirbdavau, jie pradžioj pašiepiančiai kažką man sakydavo, kai aš sakydavo, ką tu veiki, sako, durnas, tu sako, blemba. Jis sako, jau kelinta ten valanda, jau sako, nematyt, sako, kaip tu, sako, gali ten dirbti. Aš sakau, žinai, kai tu neturi dėl ko dirbti, sakau, tai tau visai nesvarbu, sakau, kai aš turiu, sakau, dėl ko dirbti, aš turiu, sakau, tikslą. Tai sakau, man ne problema, sakau, aš dar galiu porą valandų padirbti. Paprikolinęs, pasiginčijęs su tai žmonėm, aš eidavau nusiprausęs greitai kažką užkasdavau ir atsiguldavau į lovą. Apie 11 valandą, kažkas tokio, kartais net ir 12, ne, perdedu truputėlį. Gal 11 valandą, jo. Aš atsigulęs į lovą, pasimdavau telefoną ir aš scrollindavau Auto Pliuso, Auto Gido skelbimus žiūrėti automobilį. Tai man buvo, tuo metu man buvo tai pagrindinė vertybė, pagrindinis tikslas. Tai buvo kuras man, iš kur aš sėmiausi energiją tuos 2 ar 3 mėnesius dirbti non-stop kaip vergas, kaip grinai kaip vergas. So he improvised. Life on the farm was cruel, but it chiseled young Abesius into quite the Italian beefcake. Nebuvo, man atrodo, dienos, kad aš nesijausčiau gerai, kad man trūktų energijos, taip, jautėsi fizinis kažkoks nuovargis. Tačiau vakare atsisėdęs, scrollindamas, žiūrėdamas tas mašinas, aš matydavau save, kaip aš ten vairuoju tą mašiną kažkokią. Ir po 2 mėnesių nusipirkau Volvo V50, kiek ten, 2005-2006, man atrodo, metų. Tai man kaip pirmas automobilis, tai man ten buvo kosmosas, aš taip džiaugiausi, aš ten net savo draugam į mašiną su batais neleisdavausi, nes neturėjau ant galinių galinių keleivių sėdynėse, neturėjau šitų užtiesalų, žodžiu, kur žemė surenka, tai neleisdavausi su batais, neleisdavau draugams sėsti į savo mašiną. Bet šiai dienai man automobilis nėra vertybė. Man vertybė yra santykiai, fizinė sveikata, verslas. Per laiką šitie dalykai keičiasi, bet svarbesnis klausimas yra, o kas tau yra vertybė, kas tau yra vertinga, kas tau yra svarbu. Pinigai, merginos, statusas, sixpackas, automobilis, namas, kas tau yra šiai dienai vertybė. Aš garantuoju, kad tai, kas yra vertinga tau, tai, kad tu vertini, tai yra sunkiai gaunama, sunkiai pasiekiama, nes bendrai imkime
kad pasaulyje yra vertinama kas yra. Tai ką ir išvardinau, ar ne? Pinigai, statusas, sixpackas, graži moteris šalia tavęs, automobilis, namas gražus. Ir kalbant abstrakčiai, šitos dalykus yra sunku pasiekti. Ne kiekvienas jos turi. Dėl ko mes vertiname tai, kas yra šiai dienai, pavyzdžiui, brangu. Ne? Kodėl žmonės dėvi Rolexą ar tai kažkokį kitą laikrodį, kuris vertas yra $500,000. Ar jis dėvi dėl to, kad jisai pažiūrėtų į valandas? Ar jisai dėvi dėl to, kad kiti jį žiūrėtų ir žinotų jo statusą, kad šitas turi šaibų, šitas kietas. Kodėl žmonės vairuoja sportinius automobilius? Dėl to, kad su jais patogu važiuoti? Dėl to, kad nuvažiuotų iš A į B? Ne. Tam, kad pajustų adrenaliną ir tam, kad kiti matytų, kad jis turi šaibų, kad jis turi statusą. Kodėl žmonės statosi dvarus, vilas, vyras ir žmona, bet pasistato 400 kvadratų vilą. Jie to ploto neišnaudos. Kodėl jie statosi? Tam, kad parodytų kitiem, kad jie turi šaibų, kad jie turi statusą, kad jie turi kažką tokio, ko neturi kiti. Bet dabar įsivaizduok, o jeigu mes visi nešiotume $500,000 Rolexus, mes eidami gatve viens į kitą net akies neužmestume, nes tas $500,000 Rolexas vertės neturėtų, nes visi mes jį turėtume. Įsivaizduok, mes visi dabar važinėtume sportiniais automobiliais. Kažkas, kuris atvažiuotų su Žiguliu, šitas kažką turi. Tas sportinis automobilis nebeturėtų tokios vertės, teisingai. Ir jeigu yra kažkas tokio, ko tu nori turėti, kas tavo akimis yra vertinga ir tu dar to neturi, tai tebūnie tau tai būna kaip apsėdimas. Tas dalykas būna kaip vertybė, kaip kuras gauti tau to, ko tu nori. Tebūnie tas kaip man buvo automobilis, kuris man padėjo dirbti kiekvieną dieną po 16-18 valandų ir kiekvieną vakarą nueiti miegoti su šypsena ir atsikelt pasiruošusiam grindint, dirbt, kapot dėl to automobilio. Lai tau tavo vertybė, lai tavo ta svajonė būna kuras tavo bakui, kuris leis nesustot net ir iškilus sunkumo. Baigta.